Kaip surasti sau tinkamą žmogų, kuris gali padėti tau nukeliauti į savo gelmes, išlaisvinti savo vidinę būseną ir pradėti gyventi savo tikrą, natūralų gyvenimą pagal savo poreikius. Visų pirma, turi pastebėti, ar tas žmogus, pas kurį eini, pats gyvena pagal savo poreikius. Ar jis stovi už to, ar jisai bijo pasakyti savo nuomonę, ar jis, kai šneka apie džiaugsmą ir apie kažkokius įsilaisvinus, jo akis užsidega, ar jis, kai šneka apie tikrai kažkokius tai gyvenimą keičiančius dalykus, bet jo veidas visą laiką vienodas, niekas nejuda, niekas nežiba. Tai ar jis gali būti praėjęs tai ir reaguoti taip, kaip pasakoja tikrą istoriją? Tu esi tikrai gyvenime susidūręs su žmonėmis ir pats susikūręs visokių skirtingų istorijų, kurios yra kai kurios tikros ir kai kurios mažiau tikros, arba visai gal netikros, bet jų tiesiog reikėjo tam momentui kažkam papasakoti. Ir tu atsistojęs jas pasakoji ir pats iš jausmo žinai, ar pati, koks yra skirtumas, kai tu pasakoji tikrą prisiminimą, kiek viduj visko čia užsidega, kiek čia visko pasikeičia, koks balsas atsiranda. Tai yra autentiškumo lygis. Ieškok to, kai klausaisi kitų, tam, kad suprasti. Kas dar padeda yra prieš pradedant eiti ir išmėtyti daug laiko, pinigų ir resurso, kurio tikrai trūksta. Nes kai esi nusikalęs taip normaliai, netgi gal išdegęs arba netoli depresijos, tai ten yra tiek mažai jėgų kažką daryti. Aš tikrai iš patirties žinau, kiek yra sunku atrasti tą jėgą, padaryti tą žingsnį, kažkur tai nueiti, pasiteirauti, netgi atsidaryti internetinio pastraipą kažkokią tai ir paskaityti apie kažką tai. Tai yra tiek daug kainuojantis resurso darbas, kad beveik neįmanoma atrodo. Tai tiesiog siūlau žiūrėti, ar tie žmonės, pas kuriuos eini, siūlo kažkokį tai pirmą gyvą kontaktą. Vietoj to, kad ilgai skaityti tenais kažką tai, ką jisai rašo, tiesiog su juo susisiekti. Ir kai su juo susisieksi, dažniausiai aš irgi juos siūlau ir nemokamai, tai yra kokia 20 minučių mes tiesiog šnekamės apie tai, ko tam žmogui reikia, ko jis ieško, jis gali užduoti man kažkokius tai esminius klausimus. Dažniausiai turiu pripažinti, kad žmonės neišnaudoja šito laiko protingai, kai mes bendraujame. Jie manęs klausia kažkokių struktūrinių dalykų, kuriuos aš labai mielai visą laiką paaiškinu, iki tiek, kiek man išeina, iki tiek, kiek įmanoma tai paaiškinti, nes tai yra individualūs procesai, į kuriuos įsitraukia įrankiai ir veiksmai, juos darant iš anksto sunku kartais nuspėti. Tai vat būtent tą pastebėti galima būtų užduoti klausimus tokius asmeniškesnius tam žmogui, kad suprasti, ar jis gyvena tuom, ką jisai daro. Ar jis tą vidinį džiaugsmą, kurio tu ieškai ir nori patirti, jame pradėti gyventi, savyje neša, va, kai tu su juo bendrauji, ar tu jauti, kad to žmogaus vidus yra laimingas, kai tu su juo bendrauji, ar tu jauti, kad jis pasitiki tuo, ką jis sako iš esmės ir negalvoja sakyti, nesakyti, tiesiog daro ir tu to ieškai. Supranti, užduok tuos klausimus, susigalvok iš priekio, koks atsakymas, kokia reakcija veide, balse galėtų būti pas tą žmogų, kad tau išduotų tai, kur jis stovi. Nes tik žmogus, kuris nuėjęs yra tą kelią, kuris yra praėjęs tą kelią, kuris yra išgyvenęs tai, ką tu nori išgyventi, ką tau reikia išgyventi, gali tave nuvesti ten, kur tau reikia. Čia yra kaip pas, žinai, gydytoją. Nueini ir pas kokį nors ortopedą ir jam niekada nugaros neskaudėjo. Jis nesupras, ką reiškia nugaros skausmas. Jis tau išrašys ten kažkokių tai tablečių, dar kažkokių standartinių dalykų. Jisai tau duos tai, ką išmoko per teoriją, per mokslą. Bet jeigu tau pasiseks ir tu pakliūsi pas ortopedą, kuris jau pats yra turėjęs normalią išvaržą nugaroje ir žino, koks tai skausmas, kad tai tave išmeta iš gyvenimo, atsijungia viskas, kad reikia pradėti viską iš naujo ir tu supranti tada,
kad šitas žmogus daugiau gali tau duoti negu kad kažkokią tai tabletę nuo skausmo, nes jis jau išbandęs, praėjęs kitokių dalykų ir gali pajudinti tau, pasiūlyti, nueiti visai kitokių dalykų padaryti, kurių iš knygučių nesimokiname. Tai yra dalykai, kurie yra iš patirties. Ir kas liečia sąmonės augimą, išsilaisvinimą iš psichozomatinių ligų, išsilaisvinimą iš psichologinių blokadų, tai yra lygiai tas pats. Turi žiūrėti, ar tas žmogus yra pats nuėjęs tenais, apie ką jis šneka ar ne. Ar jis jaučia tą širdies džiaugsmą, ar jam apsala, kaip sakant, jo burna nuo to, kai jisai pagalvoja apie savo vidų ar ne. Ir jeigu tai įvyksta, žinai, kad gerai tas žmogus kažkaip tai žino kažką tai yra tenais pamatęs ir gali bandyti. Bet jeigu žmogus to apie savo vidų pasakoja su tokiu vienu tonu ir kažkokias teorijas dėsto, kurios paliečia tik tavo smegenis, bet ne tavo jausmus, tai aš susimastyčiau, ar eiti ar ne. Gal va tai va dabar iš to sudėliojimo iš tikrųjų pagal pajautimą, ne tai yra svarbu, ką tu išgirdai, tame, ką tas žmogus papasakojo, ne per ausis ir per smegenis, o per ką čia pajutai šnekant. Ir gali būti taip, kad tiesiog atrodo, norisi tave traukiant tenais. Pas mane asmeniškai dažnai būna taip, kad aš jaučiu atmetimą. Kai aš susitikau pirmą kartą su savo mokytoju, tai iš viso galvojau, kad jisai kažkoks yra arogantiškas, pasikėlęs, neaiškus iškrypėlis gal netgi, nes jisai man tokių dalykų sušnekėjo ant galvos, kad aš galvojau, kas čia dabar darosi. Ir kai grįžau namo, toksai pasiputojimas buvo, netgi toksai, nežinau, nemoku paaiškinti, dabar jau praėjo daug metų po to. Ir supratau, bet gerai, bet jeigu jisai gali sau leisti taip elgtis, ir jis tai sakė, jaučiau, ne šiaip sau kažkur tai, o jisai įsitikinęs ne protu, o visas jo kūnas visiškai kitaip stovėjo. Ir galvoju, gerai, eisiu dar kartą. Ir taip atsidarė visai kitos atmosferos. Supranti? Duosiu va vieną pavyzdį. Mes su juo buvome susitikę gal 2 ar 3 kartus. Ir po kelių savaičių po to mirė mano močiutė. O mano močiutė man buvo mama, tėtis, visas pasaulis. Ji buvo tas žmogus, kuris mane mylėjo ir kurį aš mylėjau visa širdimi. Aš sakydavau, ji mano siela, o aš jos kūnas. Supranti, va, iki tokio lygio, kad jūs įsivaizduotum. Ir kai ji mirė, man tiesiog nebuvo suprastama, negalėjau suprasti, kodėl ji išėjo, o aš čia, juk aš jos kūnas. Aš turėjau irgi išeiti ir laukiu, kol išeisiu ir niekaip neišeinu. Paskui vyras sako, arba tu atsikeli po 3 dienų ant žemės gulėjimo salione ir pradedi eiti žingsnius, arba aš kviesiu pagalbą, tą, kur atvažiuoja su liemenėm, nes aš nebežinau, ką daryti. Tada aš iš paskutinių jėgų, begulėdama ant grindų tame salione 3 dieną, susirinkau paskutinės jėgas, kurias turėjau, tam, kad pagalvoti, ką daryti, ir prisiminiau va šitą savo mokytoją Valdą ir sakau, gerai. Aš jam paskambinau, jisai iš manęs juokėsi, aš su juo pasidalinau, kad pasaulis baigėsi, jisai iš manęs juokėsi ir sako, egoistė tu. Sako, tu kažką praradai, ko žinai, kad nebegausi ir dabar gailėsi tiesiog savęs. Išsiaiškink, ko ten tau taip trūksta, ir tada šnekėsim toliau, ir tiesiog padėjo ragelį. Tai jūs įsivaizduokit, iki kokio lygio man tai buvo susirinkti, vos išėjo visą jėgą, paskambinu, mane dabar net veidas nukrenta, atrodo, kaip jisai taip galėjo. Ir aš kokią savaitę vėl užtrukau, bet jau nebegulėjau ant žemės, jau atsiguldavau į lovą, kaip sakant, jau užtekdavau nors tiek jėgų. Man tas nervavimas ant jo ir pykimas, kad jisai ne taip pasielgė, kaip man to norėjosi, ir manęs nepagodė ir davė man kažkokių tai įrankių, kurie mane vedė į priekį, ant tiek daug iškėlė į viršų, davė energijos per pyktį, per, ką žinau, nesupratimą, kad aš pradėjau iš tikrųjų galvoti ir ieškoti ir radau. Ir kai supratau, jam paskambinau, ir tada jis sako, gerai, dabar užduosiu sekantį klausimą. Uždavė klausimą ir padėjo ragelį. Suprantat?
Ir tai būtent mane nuvedė į mano paskui vidinę laisvę visišką, taip kad aš susiradau savo sielą labai greitai. Pasirodo, aš iš tos meilės jai, iš to begalinio dėkingumo už viską, ką ji dėl manęs padarė, aš ją žiūrėjau kaip į gyvybės išgelbėtoją. Ir vien vardan jos gyvenau. Ir kai aš tai supratau, susiradau savo sielą atgal. Susiradau savo nuosavą džiaugsmą. Man nebereikia kitų žmonių, kad per juos džiaugtis, kad per juos mylėti, per juos matyti pasaulį. Aš turiu save. Tiesiog save. Tai ir tai buvo pirminis kelias to, į kur galėjau nueiti. Ir taip, kaip tai bebūtų apmaudu, ta diena, kai ji išėjo ir aš viską praradau ir norėjau išeiti kartu ir negalėjau sulaukti, kol aš išeisiu. Žinote, dažnai būna, kai žmogus išeina vienas, kurį labai myli, kad sekantis po metų maksimum irgi išeina iš paskos. Tai aš būčiau buvusi tas žmogus, aš tą tiksliai žinau. Bet kadangi aš, ačiū Dievui, visiems angelams ir viskas, kas egzistuoja, jau buvau susipažinusi su tuo žmogumi, kuris buvo praėjęs tą kelią, kuris žino, ką reiškia prarasti ir kaip iš to užaugti. Ir jis buvo tokioje būsenoje, kurią man reikėjo. Jisai buvo visiškas sielas, žinojimo, pasitikėjimo, įsitikinimas, įsijautimas, įgyvendinimas. Aš galėjau patekti ten. Mes galime nuvesti žmonės tik ten, kur mes patys esame. Taip kad jeigu aš nemoku iškepti Napoleono torto, aš tavęs negalėsiu jo išmokinti padaryti vien dėl to, kad perskaičiau tai knygutėj, nes jis neprivalo gautis vien dėl to, kad laikysis recepto. Tai va, bet jeigu aš jau jį esu kepus ir gaunas ir skanus ir visi jį valgo, tai aš tada galiu. Tai čia lygiai tas pats. Tai va, žinutė tame, kad klausyk ne tik ausimis, o ir širdimi, ką kitas sako, ką jis galvoja, kaip jis jaučia, ar jis susimąsto, jis atsako į tavo klausimą iš čia, ar iš kažkur tai čia. Ir vertink tai ne pagal savo smegenis, ne pagal žinojimo laipsnį, o pagal tai, ką čia jauti. Ir kaip jau minėjau, šitas jausmas dažnai būna toks, kur tu nesitikė. Man netgi praeitą savaitę buvo vėl taip pat įvykis, kur vėl pajaučiau, tiesiog buvau vietoj, jaučiu, kad viskas pradėjo prakaituoti, nepatinka, negerai, galvoju, kas čia vyksta, žiūriu kambarį šalia, kažkas tai stato, kažkoks tai ten bus renginys. Ir sakau, man taip nepatinka, reikia bėgti ir galvoju, man norisi bėgti ir aš tada nuėjau į ten tą kambarį ir sakau, klausykit, aš nežinau, ką jūs čia ruošiat, kas čia bus, bet man antiek tai kelia diskomfortą, ar aš galiu prisijungti ir man leido prisijungti ir pajusti tai, nuo ko aš bandžiau pabėgti. Suprantat? Vat šitą momentą nepraleiskit. Tas, kas mums nemalonu, protui kelia diskomfortą ir jis bando mus iš ten išvesti. O iš tikrųjų tai gali būti tavo sielos jausmas, kelias. Sėkmės.